Sveiki bičiuliai. Komentatorių prašymų atėjo laikas pakalbėti apie prancūzus. Šį kartą paimsime Renault Espace. Būtent Renault Espace 5 kartos nuo 2015 metų, tas modelis, kuris prasidėjo. Ką galiu pasakyti? Pagaliau gražus vienatūris. Kad ir koks būčiau skeptikas, kas liečia Renault automobilius, šitam automobiliui neturiu nieko blogo pasakyti. Išvaizdus, komfortabilus, labai gerų komplektacijų būna, pavyzdžiui, Initiale, tai, sakykime, turbūt geriausia komplektacija jiems, tai ir salonas 2-3 spalvų būna, žodžiu, viskas sukomplektuota gražiai, per vidurį didžiulė planšetė, kaip pas Teslas, kad būna kažkas panašaus bandyta padaryti. Puikus valdymas jo, kas dar? Ir iš tikrųjų priskirčiau tokį automobilį prie patikimesnių. Varikliai kas liečia, tai jiems ėjo 1,6, 1,8 litro benzinai arba nuo 1,6 litro iki 2 litrų dizelinai. Vienas gaila dalykas, ko nėra, tai 4 varomųjų ratų sistemos. Šitie automobiliai tik priekiu varomi. Kaip bebūtų, yra kiti geri niuansai. Pavyzdžiui, atsimenat Renault Grand Espace, tokį automobilį. Tai šitas 5 kartos Espace'as yra net 19 cm ilgesnis už Grand Espace'ą, kas automatiškai prideda jam vietos. Ir jeigu tokį automobilį perkat 7 sėdimų vietų, tai automatiškai keleiviai turi daugiau vietos ne tik kojom, bet ir aplamai geriau jaučiasi, nes automobilis yra erdvesnis. Kiek, pavyzdžiui, teko su tokiu automobiliu važiuoti, klientam tikrinant, Šiauliuose čia yra irgi keli taksistai, kas su būtent šituo Espace'u 5 kartos važinėja, tai tikrai galiu pasakyti, kad važiuoja maloniai, minkštas, medžiagų kokybė, iš tikrųjų kaip prancūzui, tai tikrai ganėtinai, sakykime, aukšta. Taip kad tokį automobilį, kas ieškot, tarkim, miniveno, tai tikrai sakyčiau, kad rekomenduoju pirkti. Ir dar plus vienas dalykas, kas yra gerai, kad nenurengs jūsų iki triusikų, nes kainos jų tikrai yra padorios. Na, o dabar prieikime prie šio modelio problemų. Kokias problemas dažniausiai sutinkame dirbdami savo darbą. Tai visų pirma, elektronikos problemos. Dažniausiai būna problemos su pačia multimedija ir navigacija. Dažnas taip pat būna sutinkamas elektronikos gedimas, tai neveikiantis elektriniai langai, neveikiantis šildomos sėdynės. Taip pat skysčių nuotėkiai pro tarpines, per riebokšlius, taip pat, kas čia dar tokio dažnesnio sutinkama, turbinos gedimas, aušinimo skysčio nuotėkiai. Taip pat silpnesnė vieta yra šiam modeliui pakaba, jeigu eksploatuojate automobilį žvirais ir panašiai. Žodžiu, blogais keliais. Tai gali tekti pasiremontuoti, kaip sakant, dažniau negu, sakykime, kokį Volvo. Daugiau, tokia silpnesnė vieta irgi, sakykime, būtų stabdžių sistema. Tai automatiškai vėlgi suprantama automobilis, kad ir lengvesnis už savo pirmtaką, tačiau, kaip bebūtų, jis vis tiek yra sunkus ganėtinai ir stabdžiai dyla greičiau. Ką dar reiktų žinoti? Tokį automobilį perkant, jeigu pirksite su benzininiu varikliu, tai turėkite omeny, kad ekonomiškumo nelabai ir bus. Ypač jeigu tą automobilį eksploatuosite mieste. Tai kuro sąnaudos bus apie 12 litrų be jokių problemų. Jeigu eksploatuosite užmiestyje, sakykime, į 8 litrus tilpsit. Kas liečia dizelinius variklius, tai dizeliniai varikliai yra ganėtinai ekonomiški ir tokį variantą, jeigu pirkčiau, tai ieškočiau su 2 litrų dizeliniu varikliu. Liktais viską susakiau, jeigu kažką pamiršau, papildysit mane kaip visada komentaruose. Na ir paspausite pasidalinti, paspausite like, jeigu patinka tokie ir panašus video. Komentaruose taip pat parašykite, kokį norėtumėt modelį, kad apžvelgčiau ir kas be ko,
Neužmirškite aplankyti mūsų Instagramą Važiuojam Auto bei paspausti follow, nes nuo pirmadienio grįžtam atgal į darbus. Darbų laukia bičiuliai, wow, per savaitę atostogų čia užsakymų gavau, kosmosas, taip kad bus labai daug patikrų, automatiškai bus ir daug nuotykių. Kad nepraleistumėt, paspauskite sekti Instagrame Važiuojam Auto. Ačiū dar kartą ir gražaus jums likusio savaitgalio.